kad vyrai gali nieko negalvoti. Tai yra jų unikalus sugebėjimas. Vat jie atsipalaiduoja ir negalvoja. Nieko. Moterims šitai yra neįsivaizduojama. Moteris visą laiką galvoja apie kažką. Kartais ne apie vieną, o apie kelis dalykus vienu metu. Ir iš tikrųjų tas galvojimas nesustoja niekad. Ir joms sunku suprasti vyrus, kai jie atsijungia, o vyrams sunku suprasti moteris, apie ką dabar galvo, dabar nieko nevyksta. Ir mes kalbam apie skirtingą mūsų smegenų veiklą. Aš netgi buvau pradėjęs rimčiau domėtis šituo klausimu, nes man iš tikrųjų pasirodė, kad kažkaip to vyriškai moteriško nesusikalbėjimo priežastys yra gerokai gilesnės negu tik tai kultūriniai kažkokie skirtumai. Ir iš tikrųjų pasirodė, kad jos yra gerokai gilesnės ir biologiškai irgi apspręstos. Ne vien biologiškai, bet ir biologiškai apspręstos. Ir jeigu mes kalbam apie šitą galėjimą, negalėjimą susišnekėti dėl kažkokių tai dalykų, tai šitas susikoncentravimas ties vienu klausimu vyrams ir yra kalbėjimas apie tą klausimą. O moteriams tai yra tik vienas iš kontekstų, kuriame dar yra daugybė kitokių susijusių artimų dalykų ir tas viskas susisieja ir tai reikia spręsti kartu. Vyras iškrenta į nuosėdas, jis nesupranta, kaip tą viską galima vienu metu spręsti. Bet tas intuityviai supratimas, žinot, kai tikisi kitas žmogus, kad intuityviai suprasi, aš galvau, kad tu suprasi. Aš tai galvau, kad tu žinai. Čia yra viena iš standartinių mūsų lietuviškų frazių, savaime suprantama. Tai reikia tiesiog suvokti vieną kartą visiems laikams. Nieko nėra savaime suprantama. Nes frazė savaime suprantama reiškia, kad aš galvoju, kad tu galvoji, kaip aš galvoju. Taip ar ne? Dar tokių galimybių nėra, man nėra atrodo. Ir nebus. Ir todėl reikia labai aiškiai suprasti, kad savaime suprantamų dalykų nėra. Ir ypač, kai moteris kalba su vyrais, jos turi labai aiškiai įsisąmoninti. Tai, ko jos nepasakė, jis negirdėjo. Maža to, tai, ką jinai pasakė, jis irgi ne viską girdėjo. Ir nebereikalo aš sakiau, kad jeigu norite įsitikinti, ar jis girdėjo, paprašykit pakartot, klausyk, ką tik sakiau. Supyks vyrai ne vienas ir ne du garantuotai. Todėl, kad tai jis jau įtaria. Privers jį nebepamiršti. Nebegalės pamiršti. Papuolė. Aš kaip tik turim apie skirtumus dar vieną klausimą nuo mūsų partnerio Wolfo Engelmano nealkoholinio. Kokie 3 požymiai parodo skirtumą, ar aš dar esu tikrame santykyje, ar jį jau naudoju savo patogiai iš pripratimo ar inercijos būti tame santykyje? Pirmas, ką jiedu galvoja apie vaikų auklėjimą. Nes vaikų auklėjimas, auginimas tos ant kitos kartos yra pagrindinė šeimos užduotis. Tai jeigu yra šeima sukurta, formalizuota, jos uždavinys išauginti vaikus. Ir yra puikia knyga Aušros Kurienės parašyta, netaip seniai išleista, kaip užauginti žmogų. Labai aiškiai, labai tiksliai apibrėžta, ką vertėtų daryti ir ko nevertėtų daryti auginant žmogų. Toliau svarbus antras labai dalykas yra tai, kaip mes sprendžiame smulkmenas. Vat tos akmenukus mūsų bate. Kiek mes leidžiam vienas su kitu savo apie tai šnekėti. Ir kiek iš tikrųjų padedam vienas kitam tuos batus iškratyti. Ir trečias dalykas be abejonės, kaip mes įsivaizduojam, kaip mes užbaigsim savo gyvenimą kartu. Mokėjimas kalbėti apie mirtį. Geras. Mokėjimas tartis. Jeigu, tai išeina taip, jeigu žmonės šitus dalykus, gal ne nuolatos, bet apie tai kalbasi, bendrauja, ne, tai reiškia egzistuoja meilė, egzistuoja jų mes. Taip. Jeigu jau poroje šitos temos neliečiamos visiškai, tai jau yra gyvenimas iš įpročio. Na, pirmiausia, tai yra atsiskyrimas dviejų skirtingų žmonių, buvimas kaip ir kartu, bet nebereikalo panaudojau žodelyti kaip ir. Kaip ir. Jo. Lyg ir sekso yra, lyg ir patogu, nes už nuomą mokėti per pusę ar už paskolą per pusę. O kodėl ir kartu yra kas išplauna. O kodėl kartu neaišku?
Nu, supratau. Ir dar vienas dalykas, mes labai dažnai pamirštam, kad klausti savęs, ką aš darau. Reikia neklausant kodėl, o kam. Nes visas mūsų elgesys, visi sprendimai yra nukreipti į priekį. Jie yra tikslingi. Ir todėl tam, kad aš kažką daryčiau šiandieną, aš turiu suprasti, kokiam tikslui aš tai darau. Ir jeigu nesuprantu, jeigu darau automatiškai, tai visada dariau. Mano tėvai taip darė. Kodėl tu puoši eglutę kalėdinę taip? Mano mama taip puošia. Tai yra dalykai, kurie nukreipti į praeitį, bet jie nieko neduoda mano gyvenimo tolimesniam supratimui. Smagu, kad pažiūrėjote šį trumpą klipą iki pat pabaigos. Todėl kviečiu visus pažiūrėti pilną epizodą štai čia arba ieškokite nuorodos aprašyme. Iki.